Sveiki žvejai. Na kągi, gegužės mėnuo, ilgai lauktas atsidarimas. Atvykau prie Ilgio ežero, žvejosiu 4 sektoriuje, nuo Igno sodybos. Orai kol kas tikrai nelepina, dienomis turim +14, naktį atvėsta iki 0. Pakalbėjus su vietiniais, tikrai žvejai dar netraukia daug laimikių, tačiau pats būsiu čia 3 paras. Na ir tikiuosi pasimatyti bent su vienu šio ežero gyventoju. Na ką, 4 ryto. Turime pirmąjį šių metų laimikį. Nors ir ne pats didžiausias, bet vis tiek laimės suteikė nedaug. Manau, net nesversiu. Iš karto paleisiu. Ir sudirbo bananinę viršūnėlę geltoną. Ir pineapple apačia. Širiminis. Pagydom. Vanduo ledinis. Gerai, nekankinam ir einam paleist. Na ką, 8:30 ryto. Vėlgi turėjau mintį gulėdamas, ar jau reikia keltis ar ne. Tačiau signalizatorius privertė apsispręs greičiau. Turėjau iš viso 3 kibimus jau. Visi kibimai buvo atleidžiant. Kas, na, šioje vietoje nebūdinga, ko niekada bent man pačiam nebūdavo. Šį kartą jau didesnė. Aišku, galbūt ne tiek, kiek norėtus, bet vis tiek. O,
Vidurinė meškerė. Praeitą kartą buvo dešinė, reiškia taškas po truputį įsivažiuoja. Ai, piktas. Pagydom. Matosi daug žaizdelių. Rankos tiesiog ledinės nuo vandens. Na gerai, šitą galima jau ir pasiverti. Na, tikriausiai šiuo metinis įleistas su maišu 6,5. Bus apie 5 kilogramus. Tačiau vis tiek džiugu. Tik praėjus kokiai 10 minučių. Vos tik spėjau užsimesti ir padėti meškerę ant stovo. Išvažiavo dar vienas gražuolis. Šį kartą ir kairė meškerė atsidarė, reiškia viskas dirba po biškį, viskas įsivažiavo. Labai dėl to džiaugiuosi. Labai pikti karpiai. Stiprus. Atrodo, kad traukia 10 kg žuvį, o čia va toks va turbūt šių metų įleistas. Ir labai daug žaizdelių turi. Gerai, einam toliau dirbti. Taškas po truputį kuriasi. Šiuo metu turim tokį vaizdą. Turėjau vieną schodą, iš karto persimetus po paskutinio kibimo. Tuomet vėl nuėjau užsimesti. Ir tik užmetus, net greičiausiai nepraėjo nei 1 minutė. Į kartą dar vienas kibimas. Na, jie tikrai pakvaišę. Visiškai nesisaugo. Ima viską. Tačiau aš pats laimingas. Man tinka. Gali kibti ir kas minutę. Pikti kokie. Ir štai dar vienas šio ežero gyventojas. Na, šis rytas tikrai smagus. Einam paleisti. Tai trumpa apžvalga. Turime vieną likusią meškerę ant kranto. Nuo 4 ryto turėjom 5 kibimus. 1 schodinau, 4 ištraukiau. Neturiu prisirišęs sistemų, tai eisiu dabar darbuotis. Reikia ir vašaro pasigaminti, nes dar nešėriau, nebuvo kada. Tai va, kol kas nuotaikos labai geras. Rytas pradžiugino, nusiteikęs optimistiškai. Aišku, norėtus gal didesnių laimikių. Tačiau, manau, su laiku jie pasirodys. Einam dirbti.
10 km. Kol dariau aptarimą, dar nespėjau nei 2 meškerių užmest nieko. Viena meškerė buvo likus ant stovo. Pradėjo pipsėt paskutinioji. Tikrai gražus laimikis. Galbūt nebus rekordinis, bet... Oi. Bet tikrai arti rekordo. Arba net virš. Eina savo. Kova buvo tikrai ilga ir sunki, bet karpis krante. Dar energijos pilnas. Įsikabino tiesiai į apatinę lūpą. Gražiai. Pagydom. Pasidarom nuotrauką ir paleidžiam. Eina savo. Na ir žinoma, pasversim. Tikrai įdomu, ar bus viršytas rekordas ar ne. Bet sakyčiau, kad ne. Su maišu 19,5. Reikės pasvert maišą. Pažiūrėti. 17 kg tikrai turim. Gal net daugiau. Eina savo. Na ką, paleidžiam šitą grožį. Toliau augint svorio. Labai gera kova buvo. Biškį dar atsigauti reikia. Keliauk. Na, kol laužas degė, turėjom laiko susirišti ir kelis PVA. PVA naudoju dar vis žieminį. Taipogi į PVA dedu ir tokį PVA putplastį. Jį renkuosi todėl, kad noriu, kad mano sistemėlė kuo lengviau nukristų į apačią. Kaip žinom, Ilgio ežere yra pakankamai daug dumblo. Šį kartą PVA gaminu mažiukus, tokius galima sakyti vieno kąsnio. Na, ryte viskas suveikia, tai keisti nieko nežadu, strategija išlieka ta pati. Taigi atėjo paskutinis vakaras, tikrai nelauktas, smagu buvo laiką leisti čia. Pasišėriau šiandien gana vėlai, kokią 7 val. Vakaro, neseniai persimečiau. Jauko taktiką naudojau tą pačią kaip ir vakar, labiau į
smulkintą pusę, nors nelabai norėjau to daryti, bet kadangi ryte suveikia, tai viską palieku tą patį. Dabar turim 6 laipsnius šilumos, naktį turėsim -1, tai tikiuosi meškerės ir signalizatoriai neužšals, viskas bus tvarkoj, saugiai. Na, o mes tikiuosi pasimatysim prie mato, o jeigu ne, tai susitiksim kitoj serijai. Labas rytas, 6:30 ryto, vėl smagus žadintuvas, šį kartą biškį vėliau negu vakar. Turbūt visą laiką, bet jau aš džiaugiuosi, kai naktį leidžia įsimiegot, ryte tik prasideda kibimai, ypač paskutinį vakarą, kai norisi dar šiek tiek pailsėti. Išvažiavo kaip tankas, nors tanko iš jo mažai. Štai toks gražuolis, nedidelis, galbūt vėl piktas visas, galbūt vėl atėjo karpių banda į tašką, reikia greit persimest ir žiūrėt, kaip čia bus. Na štai ir dar vienas išvažiavo, realiai iš karto, šokių 3-5 minučių. Na, tai taškas greičiausiai vėl užsikūrė, reikia greičiau persimesti tas meškeres. Įmečiau vieną spombą ir už kelių akimirkų kibimas. Net nepajutau, kaip atėjo 10 ryto, nuo 6 valandos net nebuvau prisėdęs. Turėjau 5 kibimus, 4 atsirado krante, 1 schodino prie pat leptelio. Labai įdomiai padariau smulkų jauką, pašarą. Nutariau po kiekvieno kibimo užmesti po spombą. Tai žuvis labai greitai reaguoja. Realiai atsakė į kiekvieną spombą už minutės ar 2. Tai realiai net nespėjau nueiti kažkur toliau ir jau reikėjo bėgti vėl prie leptelio. Bendrai paėmus džiaugiuosi visą sesiją. Tikrai buvo minčių, kad išvyksiu tuščias. Pavyko pagauti ir 17,5 kg karpį, daug mažiukų. Bendrai, man atrodo, bus apie kokią 10-12 kibimų. 10 žuvų atsirado krante. Per visą ežerą žvejojau, galima sakyti, 1. Buvo žmonės 7 sektoriui, tačiau išvažiavo, vakar vakare jau jų neliko. Na kągi, aš eisiu rinktis daiktų, ruoštis namo. Labai tikiuosi, kad per tas 2 valandas pasimatysiu su kažkokiu galingesniu ežero gyventoju.